Tai vat, kaip jau minėjau, labai svarbu yra vieta, nuo jos labai daug kas priklausys. Tai kokia bus vakarienė. Ar ten bus vienas, tarkim, stalas ar staliukai, ar tik tai baro staliukai. Tai tas svarbu ir po to, kai jau turėsite vietą, spręsite apie tą būtent vakarienės specifiką. Tai stalų uždėstymas, tai čia paminėjau. Kaip minėjau, yra gan populiaru ir gan palengvina visą sprendimą tematika vakarienės. Nerinktis belę kokius užkandžius maišytus, bet gal jūs mėgstate, tarkim, Azijos virtuvę. Tai ne aklai ten imti visus azijietiškus patiekalus, bet tiesiog į tą pusę, tiesiog tokia interpretacija. Gal jūs mėgstate Meksiką, kuri yra dabar trendas ir čia visas pasaulis eina dėl jos iš proto. Tai vėlgi, tai gali būti kažkokie užkandėliai, dar kažkas į tą pusę panaudoti prieskonį ar panašiai Meksikos. Taip pat labai grįžta, labai faina, kad yra moderni lietuviška virtuvė. Tai yra ne ta lietuviška, kaip ir tokia, kur mes pratę, nežinau, per kalėdas, ten mišrainės ar panašiai, bet jinai yra šiek tiek interpretuota mūsiškai moderniai. Tai bent jau pas mus yra beprotiškai populiaru, nes jūsų vestuvėse dalyvauja nuo močiutės, senelio, iki ten jūsų draugų, iš užsienio, kurie ten gal labai ten mėgsta kažką įdomiai. Tai kaip pavyzdys yra, pavyzdžiui, dekonstruota lietuviška mišrainė. Tai gali jinai būti, tiesiog jinai atsiranda kitaip lėkštėj, majonezas pateikiama šalia, pavyzdžiui, yra naminis, ten vėl donelė yra ten naminė kitokia, gal vietoj dešros ten mūsų įprastos atsiranda kokia chorizo ispaniška ir iš esmės yra kaip ir mišrainė, nieks nepasiginčys. Bet yra jinai visai kitokia, jinai tampa kaip patiekalas, visai kitaip paruošta bulvė, morka ir panašiai. Tai iš esmės yra visokiausių tų sprendimo būdų. Tik reikia kalbėtis, domėtis ir galime priimti visiems bendrą sprendimą, kad ir jūsų svečiai būtų laimingi. Tai užkandžiai pradžiai, tai tiesiog jie gali būti įvairūs, kaip ir minėjau, nereikia apsistoti sumuštinukais. Gali būti, kaip minėjau, meksikietiški takos tokie, kurie labai faini, daug skonio turi, ar itališkos brušetos, daržovių rolsai, tarkim, gali būti marinuota, tarkim, paprika susukta, bandelės kažkokios įdomios donelės. Tiesiog tų užkandžių yra tikrai daug, tai nereikia jų bijoti ir jie tikrai visiems patinka ir visi džiaugiasi ir puikiai užkanda. Tai tada pabrėšiu naktipečius, kaip ir sakiau, kad tie naktipečiai gali tapti dar vienu stipriu akcentu jūsų vestuvėse. Tai yra po jau 12, tarkim, atvažiuoja koks nors ten food truckas ar padaroma interpretacija, atidengiamos užuolaidos, ir ten stovi koks nors virėjas ir kepa burgerius, mini burgeriukus prie griliaus. Tai vis tiek vestuvės nesibaigia 12 dažniausiai, o valgyti vėl norisi po kokteilio ar vyno. Tai tas yra fainai ir tai čia susijęs su gatvės maistu, kad atsiranda tokia ta gatvės maisto invazija, kuri gali tapti puikiu akcentu. Dar vienas iš tokių trendų, kad didėja porcijos, išeina iš mados tas modernumas ir taškeliai, o tiesiog jeigu tai yra ir kažkoks modernus patiekalas, bet vis tiek jis yra didesnis. O jeigu švenčiate kaime ar gamtoje, tai galite nebijoti, pavyzdžiui, padaryti kokį didelį plovą, kuris irgi gali tapti akcentu, ar kepti avį ant laužo ir tarkim, šefas kepa ir tikrai visiems gražu ir fainai ir skanu. Tai čia tiesiog keletas pavyzdžių įvairiausiai. Tai tada yra desertai. Tai ką norėčiau pabrėžti, čia galite matyti, tai yra skirtingi desertų pateikimo variantai, kad jie gali būti ir prie vakarienės, gali būti atskirai stalas desertų, bet esmė tokia, kad grįžta tortas. Kažkaip visi nebenorėjo to tortą, bet jis iš tikrųjų grįžta, bet jis grįžta mažesnis, kuris tik tai yra tam tikras akcentas, labai fainas, kai dviese, pavyzdžiui, perpjauna tortą. Tai jis nebūtinai turi būti ten 3 aukštų, bet gali būti toks mini vakaro akcentas, nes vėlgi tai yra tradicija. Tai desertų stalas įvairėja, atsiranda įvairiausių kitų užkandžių, ne tik keksiukai, įvairūs pofitroliai, marcipanai, Pavlovos pyragaičiai, tai irgi čia galite pasidomėti, kas daro saldumynus.
lengvi desertai, kaip ledai vakaro metu. Ir dar vienas dalykas, tai yra gaminkime kartu. Tai kol, pavyzdžiui, jūs fotografuojatės, ane, svečiai, bent jau pas mus šią studiją, svečiai gali atvykę per tą valandą laiko pagaminti kokius nors ten keksiukus ar piragą. Tai yra jiem užsiėmimas ir toks kaip papildoma pramoga. Tai va, tai čia iš mūsų gyvenimo desertai. Šiaip gražus tortai yra tikrai labai gražu. Čia irgi darėme tortą iš kelių, tai nereikia nieko bijoti. Dar trumpai apie gėrimus, nes gėrimai, be abejo, yra irgi svarbus akcentas. Tai labai smagu, kad burbuliukai yra labai užvaldę visą pasaulį ir jau Lietuvą, ir tiesiog jau daugelis atpažįsta ne tik, kad putojantis vynas, bet atpažįsta, kas yra ten prosekas, kava ar šampanas. Ir jie visada maloniai stebina svečius. Jeigu ten, tarkim, kažkas nemėgsta burbuliukų, galite netgi pasiūlyti kokteilius, mimozas su tarkim, burbuliukais ir sultimis. Tai kitas ir dalykas yra kokteiliai, tai kad pasitikimui galite nebūtinai taurę ten vyno ar putojančio, gali būti kažkoks gaivus džintonikas ar tai negroni, kuris yra puikus aperityvas, kurie labai gražiai atrodo, tarkim, ant baro ar kažkur išdėlioti ir skanu ir šiek tiek sužadina apetitą, ir toks papildomas kaip ir akcentas. Arba netgi kokteilių baras ar barmenas, kuris viso vakaro metu plaka kokteilius. Tik tai daug kas bijo, kad tai yra brangu, bet vieną tokią paslaptį išduosiu, kaip galima padaryti pigiau kokteilių barą. Tai yra, jeigu jūs turėsite ten 5 rūšių skirtingus kokteilius, taip, tai jūs nežinote, kiek kas gers ir kiek reikės alkoholio. Bet jeigu jūs pasirinksite, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tarkim, mojito, ir turėsite ten braškinį mojito, mangų mojito ir ten dar kažką. Tai irgi bus skirtingi kokteiliai, bet jie tiesiog bus visi kitokie. Nepamirškite uogų vaisių vynų, nes mes Lietuvoje tikrai nuo seno turime labai fainų vynų ir galite nustebinti savo svečius, pateikdami, tarkim, prie patiekalų kokią aviečių vyną. Ir alus ir sidras gali tapti puikiu akcentu, kai, tarkim, ant baro ar kažkur erdvėje yra indė fainam sudėti, tarkim, skirtingos alaus ar sidro rūšis, kur žmonės gauna ir tam tikrą edukaciją, nes gali paragauti ten skirtingas alaus rūšis ir tiesiog atsigaivinti ir šiais gėrimais, kuriuos dauguma mėgsta. Tai aišku, galite pasirinkti ir degustaciją, tai gali būti kaip atskira pramoga, tarkim, stovi žmogus ir tiesiog veda viso vakaro metu degustaciją. Tai čia daugiau iš tokių gėrimų, kas dabar, ir pasaulyje, ir pas mus ateina organizuojant vestuves. Čia tiesiog keletas pavyzdžių, kaip matote, gali puikiai ir gražiai atrodyti kokteiliai skirtingi. Dar vienas dalykas, kas grįžta ir labai valio, tai yra antra diena. Visi buvo pripratę ten sodybose švęsti 2 dienas, bet jeigu iššvenčiate mieste, tai lygiai taip pat galite kitai dienai pakviesti svečius dar kartelį pasibūti. Tai kažkokią padaryti tokią chill zoną, fainą muzikytę, gali kepti atviras barbecue, kur visi laisvai ateina ten ar kažkokį šonkulius, ar nežinau, ar dešrelės, ar hotdogus, ar kažką, kas antrai dienai tinka, arba gali virti kažkokios skirtingos sriubos ir tai, visi dar pasibūsite antrą dieną. Ir tokia idėja, tai yra, pavyzdžiui, pasidaryk savo kokteilį. Tarkim, stovi stalas ir ten sudėti skirtingi ingredientai ir, pavyzdžiui, kava ten, kaip pasidaryti Vladimerį, ir jie pasimaišo. Tai toksai visi, jum nereiks daug personalo, nes viskas bus savais, kaip čia pasakyti, tik keli žmonės padarys taip, bet dar antrą dieną pasibūsite su svečiais. Tai čia, kaip pavyzdys, čia smagų šefai ir barbecue. Ir ką dar, kas yra tokio, kas netilpo pasakyti apie maistą ar šventimą į anas skaidres, tai yra, kad madinga vestuvę švęsti ryte. Kaip pavyzdys, tikrai aš žinau ne vienus žmonės, kurie tiesiog vestuvę šventė ryte, viskas buvo apie pusryčius ir,
vat ryte. Ir tiek. Nežinau, kaip baigėsi po to, bet šventė ryte. Dar toks dalykas afternoon tea padėklai, aš nežinau, kiek jūs žinote, kas tai yra angliškas dalykas, kai tiesiog yra dienos metu arbatėlė ir tokie vat padėklai su muštinukais, tada įvairiais pyragaičiais ir vėl dar kitokiais pyragėliais. Ir tarkim, vat, padėjus kokį nors dienai vat, surinkti žmonės, va tokie padėklus padėti, tai labai gražiai atrodo ir juose visko yra, na irgi puikus toks dalykas ir gali tapti vestuvių akcentu. Na ir dar madinga šiaip nešvęsti vestuvių, tiesiog išvažiuoti ir pabėgti, nežinau, į užsienį ir atšvęsti dviese. Tai ką, smagių jums vestuvių, kūrybiškų vestuvių ir gyvenkite laimingai ir mylėkite.